Dėl to kvapo nesitarėm. Žmogiena. Ką padaryti? Įsivystė iš barzdaskučių ir kirpėjų cecho, sakoma. Tai yra, šiuo metu mes praktiškai užsiėmam kailialupystę. Nulupėme dalį odos. Tėtis nuo vaikų, bet nuo visos jūsų komandos. Tai yra stebuklas. Dabar tą rameną išsižiokite jau gerai ir dabar jau leiskite ramenus dirbti. Ir suvaikuokit. Labai komunikabili, labai daug šneka, labai daug pasakojo emocijas. Aišku, galbūt taip po operacijos metu truputėlį ir sunkoka buvo dirbti. Pasakysiu, kai jūs norėtumėte. Matau gerai. Išsižiokit, ramenai išsižiokit, prašau, dabar nešnekam gerai. Dabar jau viskas griežtai, nes... O yra visokių anekdotų gražių, taip. Skaito knygą, skaito ir staiga pradeda šaukti, ar yra anesteziologas. Žinai, kažkas atsitiko, vienas iš lėktuvo gal atbėgo, sako, aš anesteziologas atsitiko, sako, šviesą pareguliuokit biškį. Yra toksai, taip yra. Na, kažkokių didesnių problemų. Ir... Levai, kad išviltų.